kreditai svajonių atostogoms per kelias minutes. Pirmas kreditas nekainuoja. Euro e-kredit. Puikus sprendimas pritrūkus pinigų. Sveiki, mes ir vėl esame prie Kauno oro uosto. Prie vietos, iš kurios prasideda pačios pigiausios kelionės. Šį kartą savaitgalį praleisime Paryžiuje, populiariausiame Europos mieste. Už bilietų sumokėjome 150 litų. Kiek išleisime ten, pažiūrėsime netrukus. Beje, jeigu esate Vilniečiai ir nusprendėte skristi iš Kauno oro uosto, tai žinokite, kad greičiausias būdas atvykti iki čia yra Kauno oro uosto ekspresas. Einam į banką išsikeisti eurų. Einam jau per saugumo patikros zoną. Žinot, kas man įdomiausia iš tikrųjų yra? Ar Paryžiui, ar Prancūzijoje tikrai varles valgo žmonės. Tai pabandysim šios kelionės metu pasiklausti. Truputį eilė. Nemaža dėl to, kad keleivių į Paryžių labai daug skrenda. Ir kai mes registravome skrydžiui vakar vakare, tai mačiau, kad mes esam 175 keleiviai. 175 aš, o tu 176. Tai jeigu lėktuve yra tik tai 189 vietos, tai pilnutėlis bus lėktuvas. Ką tik nusileidome Paryžiaus buvėjo oro uoste. Nusipirkome autobuso bilietus, kuris mus nuveš iki miesto centro. Autobuso bilietas į vieną pusę kainuoja 15 eurų, į abi pusės 30. Beveik valandą važiuojam iki Paryžiaus miesto centro. Jaučiuosi šiek tiek pavargęs. Galvoju, kad reikia kuo greičiau nusigauti iki viešbučio, pasidėti daiktus ir šiaušti miestą. Už mūsų sėdi visai žavios, klegančios merginos, tai galvoju, gal jas reikėtų ir pakalbinti. Mes atvažiavom pas visiškai nepažįstamus žmonės, važiuojam, dar jų neradom, tikiuosi rasim, nes irgi nežinom, kaip su metro nepasiklysim, nes pirmą kartą. Jo, šiaip tokia gan tokia keista kelionė, nes nieko nėra suplanuota, tik tais skrydis, pirmyn ir atgal ir viskas. O tos žmonės susiradot? Per internetą. Couchsurfing, ar ne? Couchsurfing, jo. Bet ten, prasme, viskas labai Tam, kad nemokamai galėtumėt apsigyventi užsienyje, taip? Jo, nes neapsimoka, jau geriau kažkam kitam pinigus išleisime. Supratau. Autobusu ekspresu atvykome į Paryžiaus miesto centrą, į Porte Maillot miesto stotį. Dabar susiradom šiokią tokią kompaniją, su kuria kartu eisime ieškoti metro stotelės ir savo viešbučio. Einam.
come so far, feel so real. All this time I've been waiting for it. And who we are, where we're going to. Gavau raktus, einam į kambarį. Čia laiptinė visa tokia kažkokia Prancūzija šiek tiek primenanti, ne? Turbūt, kad Paryžiuje esam. O jūs čia? 16 šičia. Įdomu, koks kambarys bus. O tvarlių mėgėjai, ne? Aš prašiau dviviečio kambario su 2 atskirom lovom, o davė... Žodžiu, tvarko, tada aš palieku čia daiktus gerai ir einu aiškintis, kas čia tokio atsitiko. Pasakė viešbučio valdytojas, kad labai atsiprašau už tokią nesąmonę, kad jo prieš tai buvęs kolega neatkreipė dėmesį į mano prašymą duoti 2 atskiras lovas. Tai nežinau, sakė, rytoj pabandysiu tvarkyti šitą bėdą, o dabar kol kas mums duos atskirą patalynę. Tai miegosim vienoje dviguliai lovai. Už viešbučio kambarį sumokėjom iš viso 100 eurų. Tai vienam asmeniui 3 dienos viešbutyje atsieis tik tai 50 eurų. Tai aš manau, kad Paryžiaus kainomis tai yra labai maža kaina. Gyvename Montmartre ir dabar eisim galbūt paieškoti, kur galim užkasti. Einam į sakė, kad čia jokio prekybos centro nėra, bet mažas supermarketas va yra čia, prie pat mūsų. Tai aš labai šiaip norėčiau nusipirkti ko nors atsigert. Galbūt ir kažko tai užkast. Ką žinau, ko mes čia galim paimti dabar. Maistui šį vakarą išleidom 7 eurus 54 centus. Išaušo antrosios dienos Paryžiuje rytas. Dabar eisime apžiūrėti miestą. Dabar einam į metro stotelę, nusipirksim vienos dienos bilietą, su kuriuo mes galėsim visą dieną važinėtis visais metro maršrutais ir važiuosim iki Eifelio bokšto. Bilietus rezervavomės internetu ir dabar galiu pasakyti tokį dalyką, kad milžiniška eilė tenai laukia prie bilietų kasų nusipirkti bilietus į Eifelio bokštą ir pakilti liftu, o mes juos nusipirkom internete, atsispausinom ir einam beveik be eilės. Gerai, tai praėjom kontrolę ir netekom visų savo gaiviųjų gėrimų, kur buvo net 4 buteliukai. Eilės prie lifto pakilti į 3. aukštą tokios ilgos ir čia reikia taip ilgai laukti, kad visi draugiškai nusprendė papietauti.
Nuo Eifelio bokšto iki Vilniaus tik 1706 kilometrai. Tai bilietas jaunimui nuo 12 iki 24 metų iki pat viršūnės, kurioje dabar ir esame, kainuoja 11,80 €, o suaugusiam kainuoja 13,40 €. Tai čia buvo pirmas dalykas, ką mes turėjom padaryti, o antras dalykas, tai mes turėjom sulaukti 50 minučių eilę. Tai nors ir visi jau turbūt girdėjot istoriją apie patį Eifelio bokštą, bet nepakenks, jeigu ir dar kartą papasakosiu. Tai šis bokštas buvo pastatytas 1889 metais. Ir beje, po pastatymo buvo sutiktas visos visuomenės labai priešiškai. Ir dabar, kaip matau, viskas yra atvirkščiai. Čia plūsta minios turistų ir tam, kad pakiltų 3. aukštą, jie laukia po 3–4 valandas eilėje, ypač vasaros sezonu. Todėl dar kartą primenu, kad būtinai įsigykit bilietus internetu. Nuostabių vaizdų į Eifelio bokštą mes pietaujame, o jūs tuo tarpu pasižiūrėkite reklamą. Šio žaidimo taisyklės yra itin paprastas. Yra 3 apskritimai. Vienas iš jų vienoje pusėje yra baltas. Apgavikas tiesiog užverčia šios visus apskritimus ir sumaišo. Ir mums reikia atspėti, kur slepiasi baltas apskritimas. Ir galiu pasakyti vieną dalyką, kad aplinkui žmonės esantis ir žaidžiantis čia yra aktoriai. Tai yra iš tos pačios grupuotės esantis asmenys, kurie, kai reikia, atspėja, o turistai lieka apgauti. Dėl to, kad vienas iš apskritimų yra su dvigubu dugnu. Su metro atvykome iki Triumfo arkos. Ši Triumfo arka yra 50 metrų aukščio ir ji buvo pradėta statyti 1806 metais. Ją statė pats Napoleonas. Jis norėjo pažymėti pergalę Austerlico mūšyje. Arkos viršuje yra apžvalgos aikštelė. Iš 50 metrų aukščio jūs galite apžiūrėti Paryžiaus gatves. Įėjimas į šią arką kainuoja 9 €, o asmenims iki 25 nemokamai. Kadaise tai buvo didžiausia Prancūzijoje karališkoji rezidencija, o dabar tai Luvro muziejus. Luvro muziejus saugo 35 000 neįkainojamos vertės meno kūrinių. Ir tik nuo 18 amžiaus jis atvėrė duris lankytojams Napoleono dėka. Prie Luvro muziejaus ant šių stulpelių visi nori itin originalių nuotraukų. Kas iškelia rankas šitaip, kas daro štai taip, o kas šitaip. Beklaidžiodami po Luvro muziejaus apylinkę sutikom ir 2 lietuvius, su kuriais kartu atskridom į šį miestą. Tai sveiki, dabar pasakykit jūs man. Mes visą kelionės laiką bandom išsiaiškinti, tai valgo tie prancūzai varles ar nevalgo? Ne vieno valgančio nemačiau iš tikrųjų, bet kas žino. But of Asia eat it. Yeah. But I don't know about French. They do eat snails, so I don't know. Valgo, aš vienareikšmiškai. Man Jo. tai kažkaip atrodo, kad čia turistai tokia nusistatė. Oi, valgo. Ir aš pati esu valgiusi, buvusi anksčiau Paryžiuje ir valgau, bet nežinau, kažkaip man rodos tie patys paryžiečiai tai nelabai. About the frogs, well, the Paris people in France, they eat them. Well, the frogs mostly. They fry them or something, and they eat them. Me, no, but I know that French people, yeah. Tikrai nemačiau ne vienos varlės, tai yra galima daryti išvadą drąsiai, kad jie jas tikrai valgo. Praktiškai nieko. Atvykome iki Invalidų rūmų. Šios rūmus 17 amžiaus pabaigoje pastatė Liudvikas XIV. Šis įspūdingas pastatas yra skirtas neįgaliems ir sužeistiems kareiviams apsigyventi. Žinoma, dabar jų čia gyvena žymiai mažiau, o prieš tai netgi 6 000.
Ši vieta taip pat yra įžymi tuo, kad po už manęs esančių invalidų katedros auksiniu kupolu yra palaidotas garsus prancūzų karininkas Napoleonas Bonapartas. Šiuose rūmuose yra įsikūrę keli įspūdingi muziejai. Vienas iš didžiausių yra karo muziejus. Įėjimas į jį kainuoja 8,5 € ir kaip visą laiką iki 26 metų asmenims nemokamai. Už manęs yra tiek geografinis, tiek dvasinis šalies centras didingoji Dievo motinos katedra. Ji buvo statoma net 170 metų, o ją labiausiai išpopuliarino rašytojas Viktoras Hugo. Ši smailė yra 90 metrų aukščio. Labai graži katedra ir jinai yra labai ilga. Svarbiausia man, kas įdomiausia, tai kad čia ne jos aukštis yra visur atvaizduojamas, o jos ilgis. Tai jos ilgis yra 130 metrų. Labai daug visko pamatėm. Liko vos 2 stotelės. Eisim iki prekybos centro. Prisipirksim valgyti, prisivalgysim ir rytoj vėl apžvalginėsim visą miestą. Einam iš prekybos centro dabar į viešbutį ir vos patys į maišą, kurį mes prikišom pilną prekių, skanumynų vakarieniai su daugybė gėrimų įvairių vietinių. Už viską sumokėjom 10 € ir apturėsim labai gerą vakarienę. Štai čia yra garsusis Moulin Rouge'as. Anksčiau jis čia viliojo menininkus ir bohemos atstovus. Pasirodymai čia vyksta kasdien 21 ir 23 valandomis. Eilės būna milžiniškos. O įėjimas kainuoja nuo 90 iki 130 €. Šiandien paskutinė diena Paryžiuje. Už kelių valandų jau įdėsime oro uostą ir skrisim atgal į Lietuvą, o dabar eisim apžiūrėti Montmartro. Montmartrą dar prancūzai kitaip vadina kalva, dėl to, kad šis rajonas yra įsidėstęs ant aukščiausios miesto kalvos, aukščiausioje miesto vietoje. Čia yra viena labiausiai fotografuojamų Paryžiaus miesto įžymybių. Aukščiausiame Paryžiaus taške išsidėsčiusi švenčiausiosios Jėzaus širdies bazilika Montmartre. Jos statybos truko netgi 46 metus, o ją statė 58 000 karių. Gaila, kad negalim pamatyti nuostabaus bazilikos vaizdo, dėl to, kad netrukus čia prasidės rekordo siekimas. Vaikinai šoks su riedučiais iš pat bazilikos viršaus ir nusileis štai čia. Turbūt pamenate šią karuselę iš filmo Amelija iš Montmartro. Tai būtent šioje vietoje vyko šio filmo filmavimas. Paryžius turi savo aurą. Tai, manau, miestas, kuriame tu jautiesi lyg namuose. Aš manau, kad
Viską, ką norėjau pamatyti Paryžiuje, aš pamačiau ir parodžiau jums. O dabar mums jau atėjo laikas judėti į oro uostą. Laiko turim visiškai nedaug, nes šiek tiek per daug prisivaikščiojom Montmartro gatvelėmis ir visiškai nepastebėjom, kaip tas laikas prabėgo. Tai aš manau, kad turim šiek tiek paskubėti. Ką tik atvykome į Buvėjo oro uostą, visiems iš karto noriu parekomenduoti, kad iš Paryžiaus stoties išvyktumėte bent prieš 3–3,5 valandos, dėl to, kad skrydis atgal į Kauną yra vakarinis ir visame Paryžiuje, ypač savaitgaliais, yra milžiniški kamščiai. Tai dar galiu pasakyti, kad šiek tiek pamiršom nupirkti lauktuvių, nes jau tradicija tapo parvežti kažką iš šios vietos. Manau, kad surasim kažką gero oro uoste. Radom tai, ką galim parvežti į Lietuvą, tai lauktuvės iš Paryžiaus. Nupirkom vyno butelį ir jį galėjom nusipirkti tik tai oro uoste, dėl to, kad pro saugumo patikros zoną mes praeiti negalėtume, jeigu ją pirktume Paryžiuje. Tai tas vynas mums kainavo 5 eurus ir yra visai geras, pripažintas metų gaminiu. Mūsų dar viena kelionė baigėsi čia, Kauno oro uoste, todėl metas suskaičiuoti visas mūsų išlaidas. Už lėktuvo bilietus sumokėjome 43 eurus asmeniui, abi pusės su visais mokesčiais. Už transportą Paryžiuje sumokėjome 39 eurus. Taip pat reikėtų nepamiršti ir maitinimo, už kurį sumokėjome 15 eurų, bei nakvynę, kuri kainavo 50 eurų vienam asmeniui. Iš viso 130 eurų už visą šį savaitgalį Paryžiuje. Ačiū visiems, kurie sekė mūsų įspūdžius kartu su mumis. Susitiksime kitą sekmadienį 13:40 per TV1. Kreditai svajonių atostogoms per kelias minutes. Pirmas kreditas nekainuoja. Euro e-Credit. Puikus sprendimas pritrūkus pinigų.